Jeigu į šitą klausimą užduodate iš tos būsenos, tokios būsenos kalbu, aš patyriau skausmingą patį, mane nuskriaudė, mane apgavo, aš buvau vargšelis ar vargšelė ir dabar turiu tą skausmingumą, kaip man patikėti, kaip man pasitikėti, nes kažkas sugriovė, taip toliau ir panašiai. Tai jūs niekada nepasitikėsit, nepatikėsit, jūs tiesiog pritrauksit į savo pasaulį toliau tokias pačias situacijas, tokius pačius skausmingus įvykius, nes jūs nifiga nieko neišmokote iš tos patirties. Nieko, ne? Nes jūs toliau murkdotės tokiame skausme ir kančioje ir jums iš tiesų tai yra kaifas, kurio jūs nelabai norit pripažinti, bet taip yra. Tai va, tam, kad patikėti meilę, santykiais ar dar kažkuo, tai jūs pirmiausia turite subręsti, taip? Ta vidinė branda turi ateiti. Vidinė branda, tai reiškia nustoti kaltinti kitus, nustoti skūstis kaip mažvaikiams ar mažvaikiems, nustoti badyti pirštu, ką jis, o ką jį. Tai reiškia, šita situacija buvo man apie mane, aš ją sukūriau ir aš 100% prie jos prisidėjau. Kokią vertę jinai man atnešė, kokią naudą jinai man davė, ką aš iš jos išmokau, kaip aš kaip žmogus ūgtelėjau, ką aš supratau apie save, galbūt aš ėjau iš tų santykius tikėdama, galbūt aš ėjau išsikėlusi fantazijas apie vienaragius ir princus ant balto žirgo ir nenorėjau matyti pasaulio realybės akimis. Galbūt man reikėjo patirti skausmą, nes iš tiesų mes tobulėjame tada, kai patiriame skausmą. Kitu atveju tai mes esame užmigusios miegančios gražuolės ir laukiam, kol kažkas čia mus pabučiuos ir atneš laimingą gyvenimą. Tai taip nėra. Iš kiekvieno skausmo, jeigu mes mokam pasimti savo tą naudą, ar ne, ir ūgtelti, tada mes tikrai suprantam, kad taip. Yra ir meilė, yra ir kokybiški santykiai ir viskas yra įmanoma, nes viskas yra mano rankos ir nuo manęs priklauso. Kitu atveju, jeigu jūs sakot, kad ne, aplinka kalta, aplinka kalta. Tai būkit tame, sėkmės, laimės ir